atsakinėju komentarus ir Ambi 112 iš tikrųjų gal net ir raidžių nereikia mokėti šiais laikais, kad galėtum sukurti internetinį tinklalapį. Nes principai iš tikrųjų import ir pakeisti tekstus. Jeigu nori, gali per realiai valandą minimalų puslapį 2 pasileisti, persidaryti, jeigu žinai kaip, kur, kas ir kodėl. Programuoti visiškai nebereikia. Iš tikrųjų, turėti internetinį puslapį. Canva atsidarykit, yra dirbtinio intelekto modulis, kuris parašykit, ką norit ir jie jums subildins iš karto svetainę. HTML svetainė jums padarys, kuri prisitaiko prie mobilių ir visų kitų dalykų. Ir bus galima. Tai tinklapių kūrimas nebėra kažkokia magija. Yra turbūt svarbiausia žinoti, ką naudosi, kaip tai veiks ir kaip ištaisyti greitai klaidą. Nes čia atsiranda didžiausi iššūkiai, kuriais susiduria visi kūrėjai. Nes sukurti greitą, paprastą, o vėliau išspręsti, kodėl neveikia, kodėl vienas ar kitas dalykas atsiranda, o kodėl turėjo būti taip ir ne kitaip. Tai va čia yra iššūkiai. Ir kai manęs paklausė kažkokio vieno ar kito įskiepio kosmosas, aš jų prisimenu tūkstančiais ir dar tūkstančiais peržiūrių ir pastoju peržiūrių ir vis kažką įdomaus naujo atrandu ir vis kažką bandai integruoti, nes kas buvo prieš metus laiko, šiandien jau viskas pasikeitė. Galima atrasti geresnių, greitesnių, labiau suderintų ir labiau funkcijom atitinkančius poreikius. Tai reikia skirti paieškai, testavimai. Plius irgi vienas pluginas su kitu nebūtinai sąveikaus gerai, tai irgi būna, atrodo, kai turėtų viskas veikti, bet neveikia. Bet taip tai nebėra kosmosas. Tik reikia žinoti. Yra niuansai, kuriuos reikia žinoti. Čia kaip nuvažiuoja pas mechaniką, sako, variklis prastai, jis atidarė kapotą, pažiūrėjo, su plaktuku stuktelėjo ir sako, štuka eurų. Sako, už ką? Už plaktuką, kad žinai stuktelėjai. Ne, sako, už tai, kad žinau, kur stuktelti, kad veiktų. Tai va čia ir yra dalykas, tai su WordPressu nuo 2008 metų, net neįsivaizduojat, kaip jis pasikeitė nuo tada.